Liudai, ar tu žinai, kad Birštono krašte darbuojasi ir lietuviškų armonikų meistras ir kūrėjas Aurimas Puskunigis? Ką tu sakai? Sakau. Tai čia nėra mums nei ką kalbėti, čia nekalbėti reikia, čia pamatyti tokį amatą tiesiog būtina. Čia brangiai jum harmoniką padaryti, tai kaip kokį deimantą nušlifuoti. Taip, tikrai ir laimingi muzikantai, kurie turi savo rankose harmoniką, kurią šlifavo Aurimas Puskunigis. Atskubame į Šilėnus ir pamatysime, kokie stebuklai ten darosi. Psichologijos magistro laipsnį turintis birštonietis Aurimas Puskunigis daugybei muzikantų žinomas ne dėl savo mokslinės veiklos. Jis garsiausias Lietuvoje armonikų meistras. Man buvo kokie 33 metai ir kažkodėl galvoje man pradėjo skambėti akordeono, armonikos melodija. Ir aš kažkaip tuo metu esančiai platformoje internetiniai MP3 grotuvą išmainiau į akordeoną. Pradėjau groti nuo nulio, visiškai nemokėdamas, iš pradžių aišku, nieks ten siaubas buvo, kas ten buvo, bet po truputį per savaitę aš jau sugebėjau pagroti paprastas melodijas. O po metų, reiškia, paskambino uošvis ir sako, žinai, radau pas save armonikėlę, bet aš ją metu, sako, nes aš nei groju, nei ką. Tai aš sakau, ne, gal atvežk, aš pagrosiu, man visai įdomu. Ir lygiai taip pat maždaug po 10 dienų aš jau su harmonika groju El Condor Pasą. Tai yra, mūsų Lietuvoje žinoma kaip Erelio brolis turbūt Stakėno. Abu minėti instrumentai buvo ne kažkami, taip jau tariant. Jie buvo ir barškantys, ir nederėjo, ir kažkur kažką leido. Žodžiu, aš pradėjau savo remontuotis ir tobulintos instrumentus. Ir paskui mane taip užkabino, kad aš tiesiog pradėjau juos iš eilės, man vis įdomiau įsitraukiu, reiškia, nuperku kažką, ar žmonės atveža jau sužinoję, ir aš įsilgėjau į tą remonto visą pasaulį, restauracijos. Įsitraukė ir žmona, paskui mes čia pradėjom ir detalės iš Italijos veš, nes nuvažiavom į Castelfidardo, į kelias gamyklas, į ten parduotuvę, žodžiu, kontaktai, pradėjom vežti detalės medžiagas ir keletą metų vien tik remontavom. Ir visi galvo, ką jūs čia darot? Man taip ir sakydavo, tu psichologas, filosofas. Sako, tu įlindai kažkokią dirbtuvę ir tvarkai harmonikas, tai yra nesąmonė. Aš sakau, man tai patinka ir ko daugiau reikia. Vien instrumentų remontų meistras neapsiriboja. Jau porą metų jo dirbtuvėse gimsta naujutėlės harmonikos, nuo pradžių iki galo pagamintos Lietuvoje. Su šitais visais, ką matėt dirbtuvėse, jau baigiamais korpusais atsiras, jau bus 10 harmonikų. Tai jau daug mano mastais. Nes vis tik harmonika yra sudėtingas instrumentas ir ypač rankom gaminti 1000 detalių vienam instrumentui užtrunka laiko. Ir tiesą pasakius, kadangi tai yra dar tik pati pradžia kūdikystėje gamybos, galima sakyti, aš 2 metai gaminu su žmona kartu, mes dabar gaminam tas harmonikas, tai su laikais mes labai stipriai apsiskaičiavom. Su gamybos laikais mes tiesiog tikėjomės, kad pradėsim ir mes įsivažiuosim, viskas labai pagreitės, nusipirksime ten vieną mašinėlę, kitą mašinėlę, ale mašinėlės už mus nedaro nieko. Reikia patiem rankom viską davesti. Aurimo sukurti instrumentai nepaprasti. Kaip jis pats sako, kuriamas naujas lietuviškos harmonikos standartas. Aš kuriu naujas schemas klaviatūrų. Tai yra vadinama tabulatūra, išdėstymai ir jie atsiranda ir šitoje harmonikoje jau yra ganėtinai unifikuota schema, čia unisoniniam variante jau mes turim 2 tonacijas. Čia nestumtraukščiai yra į abi pusės vienodas garsas eina, bet jau per 3 eilės mes turim 2 tonacijas ir vieną perjungiamą mygtuką, kas yra aplamai patentuojamas dalykas, nors aš jį palikau laisvą, galvoju, galbūt pasklis labiau.